Sveiki visi, sugrįžę į Success DNA epizodą. Su mumis dar vienas svečias, Marius Jovaiša. Tai labas, Sveiki. prisistatyk. Sveikučiai, malonu. Esu Marius Jovaiša. Tai papasakokit, kur dabar jūsų pagrindai yra fokusas? Jūs esate žinomas turbūt labiausiai iš Neregėta Lietuva leidinio dabar šiuo metu. Kur dabar jūsų yra fokusas? Mano fokusas yra nuolatinis augimas ir tobulėjimas. Štai ką aš labiausiai savo esu išsikėlęs kaip uždavinį, kokia veikla aš be užsimčiau, o jos visada yra nemažai. Tai yra ir esamo leidybos verslo tolesnis vystymas, Neregėtos Lietuvos, Neregėtos Kubos, kitų leidinių, marketingo veiksmai, platinimas, reklama, prekyba, kas vyksta jau daug metų. Mintis ir projektai apie naujus kūrybinius ir leidybinius projektus, tada yra nemažai veiklos susijusios su tokiu savęs gal viešinimu, savo idėjų plėtra, mane kviečia dalyvauti įvairiose renginiuose, konferencijose, pranešimus skaityti apie mano verslo ir kūrybos patirtį, apie mano šitas idėjas nuolatinio augimo, asmeninio vystymosi, tobulėjimo. Įvairiausių studijų, savišvietos, tai aš jau 5 metai mokusi kinų kalbą, stropiai kasdien truputį po truputį klijuoju, dabar dar ant viršaus ir japonų šiek tiek. Aš sportuoju, ruošiuosi visokiems sumanimam, turiu tokių asmeninių projektėlių, kurie yra tęstiniai viso gyvenimo, sakykime, kiekvieną gimtadienį bėgti tam tikrą kilometrų skaičių ir mokausi stovėti ant vienos rankos ir balansuoti ant visokiausių lynų. Tai ir aišku, labai svarbus mano gyvenimo matmuo yra šeima, vaikai, 4 vaikai, kuriuos mes auginam, jų gyvenimas, jų mokslai, jų lavinimas ir gerovė, ir psichologinė, ir fizinė. Tai aš toks žmogus, kuriam, kai reikia įvardinti tik tai vienintelį dalyką, ar tai būtų mėgstamiausias filmas, ar daina, ar ne atlikėjas, ar mano daryta nuotrauka. Ar netgi viena veikla, kaip jūs sakote, fokusas. Man yra be galo sunku išskirti tik tai vieną, nes aš mėgstu galbūt paraleliai daryti, kaip sakoma, tas multitaskingas, užsiiminėti. Ir visada turėjau verslų ne vieną, kad darai ir vieną, ir trečią, ir 5 įmonę, ir viena iš jų geriau, kita prasčiau, vieną tu parduodi, kitą tu perki. Ir tai toks dinamiškas, taip ir su tom veiklom, ir su sportais. Yra tie dalykai, ir kūryboje sakau, kai jau ateina laikas išrinkti vieną nuotrauką, kuri bus knygos viršelis, tai prasideda didžiausia kančia. Kurigi ta čia vienintelė dabar jau. Žmonės mėgsta tą top, vienas vienintelis, bet iš tikrųjų, kai mes pamastom, kokia mėgstamiausia jūsų šalis be Lietuvos? Kokia mėgstamiausia vieta Lietuvoje? Kiekvieną kartą gavęs tokį klausimą. Nes aš tengiuosi jį labai sąžiningai atsakyti. O sąžiningai pasakyti yra tikrai sunku, nes yra didžiulė ir plati įvairovė. Tai toks ilgas atsakymas į jūsų trumpą klausimą. O iš tų veiklų, kurios pagrindai yra pagrindiniai pajamų šaltiniai? Šiuo metu didžiausias mano pajamų šaltinis tai yra investicijos ir jų nešama grąža. Nes aš gan anksti gyvenime 19 metų pradėjau savo verslus, kai kurios iš jų užauginau iki gana stambaus lygio ir juos pardaviau. Čia kokie galėtų būti? Uždirbta kapital, reklamos agentūrų verslas per visas 3 Baltijos šalis, personalo atrankos laikino įdarbinimo, tas human resources verslas, elektroninės leidybos verslas, PR ir panašus dalykai, jie yra parduoti. Ir tas sukauptas kapitalas yra suinvestuotas į vairias sritis, kurios neša tam tikrą grąžą. Tai yra, kaip sakoma, pasyvi jau veikla, pasyvios investicijos. O tokie, kas iš aktyvesnių, tai ko gero, knygų pardavimai. Knygų pardavimai, seminarai, tie mano pranešimai, renginiai įmonėm, organizacijom. Nes dabar tie verslai, kur eidavai nuo ryto iki vakaro į darbą, didieji verslai yra parduoti, o kito tokio dar nėra sukurta. Yra minčių, yra pastrategavimų ir dar su pora partnerių, bet šiuo metu nėra. Tai toksai, galima sakyti, transitional period. Yra toks, kai gyveni iš santaupų ir investicijų, iš jokios tokios veiklos pridėtinės.
Tai pakankamai anksti prasidėjo jūsų kaip verslininko karjera, jeigu galima tai pavadinti. Kokios patirtys vaikystėje jūsų manimų atvedė ir padarė jūs tokius, koks esate dabar? Geras klausimas. Aš manau, labai svarbios patirtys tai buvo nesėkmės, kurios išmoko tave būti atsargesniam, geriau pasiruošti, geriau įforminti tam tikras bendras veiklas, partnerystės, suprasti, kad vieną kartą, jeigu tau gerai pasisekė, nebūtinai tas replikuosis, tai manęs niekada nesustabdė vėl bandyti ir kažkokį tai sėkmingą verslo modelį mėginti perkelti į kitą rinką, į kitą lokaciją, geografiją. Bet jau tada atsiranda supratimas, kad tu negali tikėtis, kad vėl taip viskas gražiai pavyks kaip pirmą kartą. Tai visokie tokie dalykai, nes kuo daugiau darai, tuo ir statistiškai tikimybė yra, kad kažkas nepasiseks. Yeah. Tai paskui jau išmoksti tu, iš pradžių gal labai, išgyveni ir ten jaudinėsi dėl to, kad tau kažkas nepasisekė, ar tave apgavo kažkas, ar ne taip suveikė, kaip tu norėjai. O paskui išmoksti truputėlį labiau filosofiškai žiūrėti ir netgi su tam tikru dėkingumu į tas nesėkmes ir kažkokius tai nesusipratimus arba netgi apgavystės. Tai tam matyt aš esu ir dėkingas, kad turėjau nemažai skirtingų veiklų ir šiokių tokių netgi skausmingų patirčių, kurios paskui tave išmoko. Ir žinai, kai ateina laikas, kaip sakoma, kažkam labai gerai tai pasisekė, sėkmę greitai pagavo žmogus jaunas. Ir yra labai rizikinga, kad jisai gali viską iššvaistyti. Pasijausti staiga, žinai, kad jam jūra yra iki kelių. Ir kur nesi gavęs smarkiai per kuprą ar per nosį, tai tu ir nepajausi to, kad reikia būti atsargesniam. Ir nepulčia tikėti, kad nuo šiol visą laiką taip seksis ir kad tu jau čia gali dabar su Bentliais važinėti, vaizdžiai tariant. Tai ir labai gerai, kad paskui, kai aš pardaviau didžiausią savo verslą, aš jau buvau tų pamokų labai daug gavęs. Tai buvo labai gerai, tada tu ramiai žiūri tos pinigus tvarkingai, susidėlioji, nepoličiai jų švaistyti, žinai, ar daryti kažkokių tai kvailysčių, nereikalingų investicijų ir panašiai. Tai tas užgrūdinimas yra tikrai labai geras. Ir labai džiaugiuosi, kad jis manęs neatgrasė nuo noro vėl kažką tai naujo sukurti. Ir aš tų idėjų vis turiu ir ieškau naujų ir mokausi ir eksperimentuoju. Tai noras kažką naujo išmokti ir sukurti, manau, kad tikiuosi nepaliks manęs dar ilgai. O kaip pavyzdžiui žmogui elgtis, jeigu vaikystėje labai buvo susikaustęs, labai uždaras, galbūt bijojo klysti, kažką bandyti, arba jeigu suklysta, nenori bandyti iš naujo, nes bijo. Ir kai suauga, dirba paprastą darbą, bet tikrai nori išeiti į tą pasaulį, bet nežino, kaip prisiversti, kokių patarimų tokiam žmogui turėtume. Pagrindinė idėja mano yra tokia, kad mes visko galime išmokti. Gal tai skamba ir labai paprastai, bet reikia tą įsisavinti. Iš tikrųjų, tai, ką mes dabar darome, taip kaip mes elgiamės, ir kalbame, ir valgome, ir bendraujame, yra todėl, kad mes taip išmokom. Gal daug net nemastydami apie tai. Tiesiog perėmėm pavyzdžius iš savo šeimos, iš artimiausios aplinkos. Bet aš galvoju, ir faktas yra tas, kad jeigu tu vieną kartą išmokai vienaip, tu gali išmokti ir daugiau ir tam tikrus dalykus persimokyti. Tai yra bazinis tas supratimas ir tikėjimas, kad tu gali pasikeisti. Kad tu dabar maitiniesi vienaip, bet tu padirbėjęs šiek tiek, įdėjęs pastangų, gali pradėti maitintis kitaip. Kad tavo gyvensena ir darbotvarkė, ir gyvenimo ritmas yra vienoks, bet tu gali po truputėlį įsidėkti. Ir netgi tie žmonės, kurie sako, aš esu pelėda arba aš esu vyturys, jie gali pasikeisti. Viskas tas keičiasi. Tai žmogus, kuris susikaustęs, kuris per diskoteką bijo prieiti prie merginus ir ją pakalbinti, daug yra tokių problemų. Bet ir yra būdas, kaip ne iš karto galbūt pulti ten visas merginas kalbinti, bet pasitreniruoti kur nors su draugu. Ir, žodžiu, visada egzistuoja būdas, kaip iki to tikslo nueiti kažkokiais nesuper sudėtingais šuoliais, o mažais ir nesudėtingais žingsneliais. Vat ko, aš labai giliai tikiu. Ir kas tai bebūtų, ar laisvas bendravimas nepažįstamoj aplinkoj,
ar kalbų mokymasis, ar sportas, ar verslas, tu tikrai gali, jeigu tu nori ir tu aktyviai ieškai būdų, kas tau gali tą padėti padaryti. Tai gali būti treneriai, tai gali būti knygos, tai gali būti YouTube kanalai, podcastai tokie kaip šitie filmai ir daugybė kitų. Reiškia, yra visokie triukai, galimybės, tokie mentaliniai permastymai savęs kaip žmogaus ir kodėl tu bijai dabar prieiti prie tos merginos. Galbūt tu ten jai nereikia iškart pulti jai siūlyti eiti pasimatymą, bet tiesiog pasakyti, kad tau patinka jos šukuosena. Tai bus pirmas žingsnis. Apsisukti ir nueiti ir viskas, daugiau tau ten nereikia. Paskui kitą kartą tu drąsiau gal, čia tai vaizdžiai tariant, bet žodžiu, aš turbūt irgi nebuvau kažkoks labai atsipalaidavęs ir lengvai bendraujantis. Nuo mažens, kai aš pagalvoju, turėjau nemažai to drovumo ir atsidūrus kažkokio renginių, vietoje, kur nepažįstami žmonės, taip pat drąsiai prieiti ir pasakyti, sveiki, čia aš esu Marius, aš užsiimu tuo ir tuo, aš ieškau, kas galėtų man patarti. Irgi būdavo taip, gal čia jie užsiėmė, gal čia dabar nekalbinto, kas aš toks, tokių. Tai yra procesas, tai yra kelias, kurį tu praeini, po truputėlį stiprėja tavo pasitikėjimas savimi. Jeigu tu jauti kažkokią nueito kelio svarbą, sukauptą bagažą, atsiranda didesnis pasitikėjimas, tu drąsiau tą darai. Bet visada galima to išmokti. Vat kas yra, visko galima išmokti. Ir reikia su tokiu nusiteikimu mąstyti apie bet ką. Tu šiandien nori pradėti filmuoti podcastą ir tu pradedi žiūrėti, kokios tam reikia įrangos, kaip daromas apšvietimas ir kaip daromas garsas ir teisybė. Nuo kažko pradedi, paskui pabandai, kažkas nesigavo po truputį. Ir nebijodamas suklysti, suprasdamas, kad viena kita padaryta klaida dar daugiau tave išmokys negu iškart gerai padarytas dalykas, tai irgi tvarkoja. Ir vat. Ir taip aš manau. Svarbiausia čia požiūris yra ir noras kažką išmokti. O išmokti galima viską. Yeah. Tai čia labai priminė iš vienos knygos, kur dabar skaitau Atominiai įpročiai. Žinot šitą knygą? Aš girdėjau tą knygą, bet neskaičiau, nevarčiau jos dar. Tai žodžiu, tenai, neatsimenu kaip tiksliai ten pasako, bet svarbiausias dalykas yra, kai ugdai įpročius, kad ten ir socialinius įgūdžius ar dar kažką, kad niekada nesustoti, tipo judėti visą laiką į priekį, kad ir mažais, kad ir mažiausiais milimetriniais žingsniais, bet niekada negrįžti atgal ir niekada nesustoti. Ir taip išsiugdai įpročius. Ir dėl to atominiai, ne, kad jie tokie mažiučiukai, bet labai svarbu. Jo, reikės, aš nekartą girdėjau reklamą. Įdomus dalykas. Na dabar buvo toksai anekdotas kažkada, kai sako, tai vienas žmogus sako, aš noriu būti rašytojas. O sako, tu skaitėjai ten ir pradeda vardinti tos autorius. Ne, sako, neskaičiau, nes aš noriu būti neskaitytojas, aš noriu būti rašytojas. Aš esu rašytojas, parašęs vieną kitą knygą ir apie tą pačią temą, kaip, žinai, yra tas, kur aš parodžiau jums, tai yra gyvens veikai, yra toksai kursas, svajonė tavo rankose. Bet tai nereiškia, kad aš neskaitau kitų knygų. Jo, aš labai daug irgi mėgstu skaityti, tos neskaičiau. Tos temos turbūt sukasi apie tą, žinai, ką tu čia visiškai naujo pasakysi stebuklingo. Ten, jeigu kažkas atsiranda naujo ir negirdėta ir stebuklingai, staiga kažkoks maisto produktas, apie kurį niekas negirdėjo, bet jeigu tu dabar jį pradėsi valgyti, tai bus fantastiniai padariniai. Tai visi taip protingi žmonės suklūsta, kad negali tai būti, žinai. Tai, ir turbūt edukologijoje mes irgi žinom, kad tie principai yra nuo senovės graikų laikų ir galbūt dar ankstesnių, jos tiesiog kiekviena karta truputį kitaip pateikia, taip sakant, kitaip perdainuoja, kitais vaizdingais pavyzdžiais pateikia. Vat kažkas labai gerai pasakė, kad atominiai įpročiai. Okay. Aš savo tame kurse sakau, kad reikėtų mažais tai žingsneliais eiti su šypsena veide, taip sakant, žaismingai. Kad tu savęs per daug negazdini, kad wow, čia dabar aš privalau, kraujas iš nosies, bet aš tą padarysiu, bet va taip nusiteikdamas, kad tu pasižaisdamas, pradedi kažkokį naują dalyką ir tu tarsi paeksperimentuoji, pažiūri, kas bus, kas patiks, nepatiks, kokia priemonė bus veiksmingiausia. Tai va su tokiu pasišvilpavimu, taip sakant, pasižaidimu galima labai labai daug pasiekti. Jo. Čia apskritai ir toje knygoje irgi rašoma, kad reikia irgi ne tai, kad nebūtinai žaidybiniu būdu, bet visada padaryti, kad patrauklūs įpročiai būtų paprastai praktikuojami ir tų, kurių negeidžiam įpročiai, kad būtų kuo sunkiau juos padaryti. Ir vos netokį pasidaryti savo kaip, video game, galima sakyti. O kalbant apie knygas, tai kokias dabar knygas jūs skaitote? Arba galbūt dabar skaitot vieną kažkokią? Dabar aš skaitau, tiesą sakant, turbūt jau 3 kartą skaitau
knygą, tokia yra originalo kalba, jinai vadinasi Santi. Angliškai išversta yra Three Body Problem. Lietuviškai nežinau, galbūt irgi yra išversta. Kadangi aš mokausi kinų kalbą ir netiek daug aš tų randu, man patinka iš Apple Bookstore pirkti knygas ir skaityti, tai ten pasirinkimas kiniškos literatūros nėra labai didelis ir aš nusipirkęs turiu tą visą trilogiją ir jau gal porą kartų esu perskaitęs, bet visą laiką mano lygis auga ir būdavo tu skaitai, aš vieną kartą ir angliškai viską perskaičiau, kad man būtų aišku viskas. Ir tada tai dabar skaitau jau 3 kartą ir jau labai džiaugiuosi, kad praktiškai nebematau nepažįstamų hieroglifų. Labai vienas kitas tik tai pasitaiko, tai toks yra progresas, kai jau tu iš esmės viską supranti beskaitydamas, o ne ten kažkokie gabaliukai, tik tai turi, nuspėti iš konteksto. Tai tas labai man patinka ir didelį laiką dabar skiriu skaitimui, klausimui kiniškai, kad turiu tokį ambicingą tikslą pasiekti C2 lygį, kinų kalbos išlaikyti egzaminą ir tam reikia, aišku, dar gerai padirbėti ir viena iš priemonių yra taip pat skaityti. Tai ir laikraščius bandau skaityti kinų kalbą, kur yra New York Times, pavyzdžiui, tai kinų kalbos leidimas online kasdieną ir knygas. Aš šiuo metu taip. O kada pradėjot kinų kalbą ir su kokiu tikslu pradėjot kinų kalbą mokintis? Pradėjau, kai Covidas trenkė, 20 metais, kai viskas užsidarė. Aš pagalvojau, kad yra gera proga man seną svajonę pamėginti gyvendinti ir iš pradžių Duolingo tiesiog pakrapštinėdavau kiekvieną dieną. Truputį po truputį ir kažkaip geros buvo aplinkybės, visi sėdėm uždaryti, nieko daugiau nėra ką veikti, yra valandos per dieną laisvos ir kažkaip įsitvirtino ir man patinka tas gamificationas, kurį Duolingo siūlo. Aišku, vien tik su juo tu neišmoksi, jokių būdų nei vienos kalbos, bet jisai gali būti geras toks pamatas ir būtent būdas susiformuoti tam įgūdžiu, įpročiu ir kiekvieną dieną. Aš dabar tą su japonu darau, šiandien, man atrodo, 100 gal 60 dienų yra nepertraukimai, kad po gabaliuką, nes aš ruošiuos gegužės mėnesį važiuoti į Japoniją ir noriu dabar tą progą šiek tiek pasimokyti, kad galėčiau šiek tiek susikalbėti, pasiaiškinti, papasakoti. Tai labai smagu, nes nenori tu pamesti to stryko, yra smagu. Reikia nepersistengti, kiek tu ten per dieną gali tų minučių skirti, padarai. Aš turiu tokią sistemą su kalbom, kad tu vieną žodį per dieną turi išmokti naują. Žodį, frazę galbūt, tai ten koks labas vakaras, tai jau bus ne vienas žodis tenais, o 3. Bet taip po truputį stumiesi. Kartais gal daugiau, 2-3, jeigu ten lengvi paspainioja tie žodžiai. Ir taip, kad diena iš dienos, paskui atsigręži į praeitį, galvoju, pradėjai prieš 160 dienų, sąraše dabar jau maždaug yra 440 žodžių. Tai kažkoks jau bagažiukas, nueini į rameno restoraną, čia buvau Vokietijoje neseniai, važiuodamas pakeliui iš Amerikos ir buvo pora ten japonų darbuotojų, tai taip maloniai keliom frazėm persimetėm ir iš karto labai šiltas sutikimas yra, kai žmonės mato, kad tu stengiasi jų kalbą išmokti. Tai su ta kinų kalba buvo taip, kad čia didesnio plano dalis iš principo yra, aš noriu išmokti ir kinų, ir prancūzų, ir arabų, ispanų, rusų, anglų moku ir tai bus 6 taip vadinamos pasaulinės kalbos, kurios jungtinių tautų yra oficialiai laikomos tomis kalbomis, jungtinių tautų oficialios kalbos. Tai kaip minimum. Bet apskritai man labai patinka. Čia vienas iš mano hobių yra kalbas mokytis ir aš manau, kad jisai naudingas yra smegenims. Jūsų amžiui, kada jūs mokotės universitete, daro diplominius, tai tos problemos nėra, bet vėliau gyvenime žmonės, kurie nieko naujo nebesimoko, tai nėra geras dalykas jų smegenim ir galima tada susirasti kažkokią veiklą. Vieniem kalbos, kitiem mezgimas, siuvimas, pinimas, daugybė yra būdų. Ar mokytis aplinkui mūsų supančią gamtą, augalus, gėlės, medžius, čia, hobių yra sąrašas neišsemiamas. Bet kalbos jos dar tuo gerai, kad žmogui mėgstančiam keliauti ir mėgstančiam bendrauti su kitom kultūrom, tai iš tikrųjų atrakina daug tokį nuoširdesnį bendravimą. Ir tai yra nuostabu tikrai, kai tu gali taip iš arti prisiliesti prie tų kultūrų, papročių, ir jų tradicijų, be galo įdomu. O jūs savarankiškai mokotės kalbų, taip?
Aš savarankiškai mokausi, nes viską žmogus mokasi savarankiškai, plus tu ieškai pagalbos tada, žinai. O koks būna procesas? Kaip sakėt, pradedat, kad ir nuo Duolingo, ten toks kaip žaidimukas išeina. Ir koks sekantis levelis būna? Sekantis levelis tai yra, iškart nuo Duolingo aš galiu patarimą tokį duoti. Tu Duolingę pamatai kokį nors naują žodį, bet vien tik Duolingo tau neužteks tam žodžiui įsisąmoninti. Tai būtinai reikia užsivesti kokį nors flashcards. Ir ten yra populiariausia apsai tokie kaip Quizlet, Anki ir kiti, kur tu vienoje pusėje parašyta lietuviškai tu rašaisi, vardas, pavyzdžiui. Kitoje pusėje parašyta namae, japoniškai vardas. Ir tu bildini, taip sakant, savo tą kolekciją tu kaupi. Ir kasdieną, jeigu tu 3 minutės skiri Duolingui, tu 3 minutės ir paskiri dar šitam savo Quizletui. Prasibėgti per savo, nes juos reikia biškai pakartot tankiau, negu tau juos duoda Duolingo. Yeah. Čia yra labai svarbu, nes Duolingo to tankio ir dažnumo neužteks. Kitas, kai tu jau truputėlį jau žinai, ten kokį keliasdešimt dienų tą darai, jau toksai pripratęs, kas toliau. Reikia kažkokio tai vadovėlio arba online kurso, kuris tos basicus pradėtų aiškinti tau žmonių kalbą. Sakykime, yra mokytojas, sako, sveiki, mes šiandieną kalbėsime apie tai, kaip japonai pasisveikina ir atsisveikina. Tai čia yra labai daug online kursų ir yra vienas toksai, gal žinot, Jokūbas Laukaitis, yra mūsų lietuvis labai garsus youtuberis buvo anksčiau, jis ten gal 700 000 followerių turi YouTube, apkeliavęs visą pasaulį. Jisai Jacob Laukaitis, Jokūbas Laukaitis. Bet dabar jis turi įsteigęs įmonę, kuri daro online kursus kalbom, vadinasi Lingo Melo. Labai neblogas variantas ir ten yra 11, gal jau keliasdešimt. Ir korėjiečių, ir kinų, japonų, prancūzų. Tu gali nusipirkti tokį, žinai, access. Ir ten kažkokį tai, sakykime, gali per savaitę skirti 2 kartus, po 20 minučių pasidėti. Praklausai vieną kursą, ten dar gauni informacijos, irgi ten naujų žodžių atsiranda, naujų kažkokių temų, irgi rašaisi savo tuos flashcardus. Tada gali YouTube atsidaryti, paklausyti, labai daug yra tokie conversation practice ir panašus dalykai, kur ten kalbasi, stop, parodo angliškai subtitrai, tada vėl grįžta. Ir ten taip toliau, žodžiu, bet reikia save apsupti šiek tiek tais garsais, reikia rasti būdų, kaip klausytis, aš net mašiną važiuodamas dažnai pasileidžiu kokį nors podcastą kinišką ir jisai ten čiauško man fone, žinai, kartais daugiau. Turi laiko tą dėmesį atkreipti intensyviau klausaisi, kartais ne taip intensyviai, bet vis tiek tavo klausa pratinasi prie tų garsų, prie tos skambesio, žinai. Ir tada jau, kai tu truputėlį dar labiau jau jautiesi, kad kažką gali pasakyti, tai aš, sakykime, kokio mėnesio jau čia susiradau japonų kalbos mokytoją online, per kokią nors platformą, pavyzdžiui, iTalki, ir tu bent kartą per savaitę paimi ir valandžiukę pasikalbi. Iš pradžių tai dauguma tai bus vis tiek angliškai, tu dar kalbėsi. Nes dar tu ten nieko ten japoniškai negali pasakyti, bet vieną kitą sakai, o kaip jūs, ir tada pabandai. Žiūrėk, tu sakai, aš dabar ištarsiu šitą frazę, čia viskas su ją tvarkoja, gal tartis neaišku, gal dar sako. O žinai, nes kartais būna vadovėlį perskaityti vienaip, realiam gyvenime sako, žinai, mes jau taip seniai nekalbam. Jeigu tai pasakys, jau čia bus labai pretenzinga, manieringa, ir taip toliau. Ir tu pradėjau su gyvu mokytoju po truputį bendrauti, tas irgi labai svarbu. Nes ką Duolingo irgi truputį iškraipytai duoda, ypač žmonės, kurie tik tai ten parašo, pakartoja, bet neištaria, irgi jie nesipratina. Būtinai turi irgi iš paskos ištart. Ten kokią frazę pasakyta ir ištark ją dar, net 3 kartus iškart. Kuo daugiau, tuo geriau. Pratinkis kalbėti tais garsais. Tai čia atskira tema, man labai šiaip tai patinka, apie tai galima būtų ilgai kalbėti, bet šiandien turbūt nenukrypsim per daug. Reikia grįžti prie... Ne, tai čia irgi aktualu, čia labai svarbi dalis jūsų kalbų mokymasis. Tai šiaip per Duolingo dabar yra tas Max planas, kur galima su tuo veikėju Lily susiskambinti. Taip, aš turiu nusipirkęs. Vis kartais nuo karto paskambinti. Bet čia kaip kuriai kalba jie daugiau padarė, kai kuriai mažiau. Pavyzdžiui, japonų tai toks truputėlį. Nu, aš dabar portugalų mokausi. Galbūt geriau yra portugalų padarė. Ir aš dabar pasiėmęs nemokamą tą trial. Ir buvo vienas paskambinimas ir aš pradžioj nesupratau, kas vyksta, nes nežinau, kas ten, aš paskambinau ir galėjau labiau išnaudoti ten, bet aš tiesiog atsakiau, bet įdomiai veikia, aš manau, ateity bus labai geras dalykas. Ir irgi, pirmą kartą tu truputėlį aš nežinau, ką pasakyti. Jo, būtent ir taip, jinai kažką tau šneka, tau užmygusi Lilį, ir tu ir žinai, kitą kartą mažiau bijosi jau labiau po to lieka ten tas transkriptas.
Tu gali pasižiūrėti ir bent vieną frazę, vat, iš to, ką jinai pasakė, nes ten yra kaip ir natural conversation. Išsitrauki vieną frazę, ją išsiverti, gerai išsiaiškini, ką jinai reiškia ir įsimeni ją. Jo. Kur ten sako, ačiū už pokalbį, pavyzdžiui, sako. Hanashite kurete arigato. Iš pradžių, ką jinai, paskui, hanashite kurete arigato. Ačiū už pokalbį. Gerai, ir jau žinai, kitą kartą jinai sakys, jau tu šitą žinos. Ir vien iš jos jau sakomų frazių gali po truputėlį susibildinti ir kitą kartą, trečią, penktą, jau kai paskambins, tu jau taip ramiau. Žinai, kad nieks per galvą neduos, jeigu užtriksi, nes jinai nesimuša talį ir nesikandžia. Tai jeigu tu kažką gali pasakyti, pasakai, jeigu nepasakai, taip ir sakai, wakari mašta, nesupratau, ne, arba tenais, did not understand, I'm sorry. Tai va, irgi labai geras, bet šiaip va, dirbtinis intelektas gali atrakinti labai daug galimybių. Aš dažnai va, čatą irgi atsidarau, sakau, va, sakykime, kiekvieną dieną dabar irgi turiu tokį atomic habitą prie kinų kalbos. Aš jam sakau, duok man, sukurk man 30 žodžių, tokį daugmaž apylgį, lietuvišką sakinį. Ir jis man, bam, kokią nors tenais. Vakare, parėjęs po darbo, Jonas pavargęs, pasidarė valgyti ir atsivertė seniai, norėtų užbaigti knygą. Ir aš ją turiu išversti kinų kalbą. Ir aš sakau, dabar aš išversiu kinų kalbą, tu patikrink. Aš jį išverčiu, kiek sugebu, ne, taip. Paprastai nebūna, jeigu tokia žemaitiška ta kalba, lietuviška, tai ją taip pažodžiu išversti kinų nebus lengva. Ir aš išverčiu, sako, okei, vertimo esmė tai yra gera, bet vat, šitą gabalėlį sklandžiau būtų, jeigu tu kitaip pasakytum. Šitą taip, žinai. Ir kaip tikras mokytas realiai, tas ChatGPT tau padeda, žinai. Tai vat, sakau, kiekvieną dieną po vieną sakinuką aš taip. Be kitų visų ten dalykų, žinai, ką darau. Tai arba sakai, randomly duok man kokį nors skaičių. Tu mokaisi skaičius. Yra šiaip programėlių random generatorių. Atsidarai, pavyzdžiui, mokaisi kaip datas portugališkai sakyti, kaip skaičius, kaip laikas sakyti. Sakai, duok man kokį atsitiktinį, žinai, nuo 1 iki 10. Yeah. Paskui, kai išmoks nuo 1 iki 100, žinai, gal datą. Ir tau jisai tiesiog metai ir tu turi kuo greičiau pasakyti. Pats save kontroliuodama. Jeigu jau žinai, bet tiesiog tau reikia daugiau šlifuoti, nes reikia, kad jis įsimuštų tokį pakartojimą, žinai, tas automatizavimas. Kad daug nesusimastydamas galėtum skaičiuoti iki 10, 20 ir taip toliau. Va, tai tie dalykai, ką appsai labai daug paskui yra specializuotų padarytų. Ten Portugalų taip pat bus kaip su ispanų, pavyzdžiui, tas conjugations visi, asmenavimai, veiksmažodžių skirtingų laikų ir ten yra tau praktikuoja, duoda tau kažkokį tai veiksmažodį ir sako, kaip jį pasakyti tam ir tam laikė, tam ir tam asmenį. Tu turi įrašyti, žinai, taip prasitestuoti gali. Tai tos technologijos, aš kadangi nuo mažens buvau labai digital ir pats buvau programuotojas kažkada, tai ir turiu pats pasirašęs vieną programėlę, kuri man dėlioja sakinius šis žodžių mano pačių, kuriuos aš jau esu išmokęs ir įsitraukęs į savo tuos flashcardus. Iš jų man generuoja sakinius, kad aš pats galėčiau praktikuotis greičiau juos versti. Tai technologijos labai padeda šiuo atveju. Technologijos žiauriai padeda ir dalykinė prasme, ir tokio fun prasme. Kaip tas gamifikavimas, žinai, kai Duolingo labai smagių ten pridaryta. Pavibravimo kažkokiu, tai ekranų įskilimų, wow, pasveikinimų, dar kas mėgsta varžytis, tai irgi gali ten, nori neiškristi iš tos deimantinės lygos ar dar kažką ten. Draugas irgi atsiuntė tau palaikom ten, tai čia yra puiku. Aš labai už. Tai turbūt spėjo jūsų investiciniam portfelį irgi yra technologijų kompanija. Dauguma yra technologijų kompanijos. Jo, tai volatyvu, bet šiaip daugiausia turbūt perspektyvos. Nu, daug kas taip mano. O jos, aišku, šokinėja, jos lengviau pasiduoda šitiems veiksniams, kurie aplinkui mus nuolat, nes, kaip sakoma, jų visi tie valuations ir šiaip yra smarkiai perdėti ir ten tokie geri burbulai išpūsti, tai čia dar sunku pasakyti, ar kas nors nepokštels ir tų burbulų buvę jau ne vienas. Tos investavimas į akcijų rinką dalykas yra toks triki, kaip sakoma, tai aš neužsiimu to day tradinimu, kiekvieną dieną aš ten tik nebent pasižiūriu, kad suvoktum šiaip, aš turiu sumerkęs ten krūvas tų stokų prieš keletą metų ir jie ten palikti tiesiog, kad kažkokiam ilgam laikui iš principo yra. O ne tai, kad čia šiandien pamačiau, kad Nvidia kyla, staiga perku, kitą savaitę parduosiu vėl. Šitos dalykų neišmanau. Yra kas teigia, kad išmano, nors aš irgi nesu tikras. Nu, neapgausiu marketo, iš tikrųjų. Kai bus, tai bus. Taip. Tai labai dabar kontroversalus klausimas ir manau irgi žiūrovam labai įdomu. Tai kokia nuomonė apie kriptovaliutas, apskritai kripto rinką gal? Šiaip skeptiška gana nuomonė. Aš turiu nedaug.
ten tokį kolekciją pasidaręs. Visokių eterių, Cardano, Solano, ten Shiba Inu, visokių. Bet tai yra menkutė portfelio dalis. Galima skaitam bairą tokį. Tai Eksperimentas. aš tiesiog tai prieš kelius metus, kada labai netgi brangu buvo, man atrodo, eteris ten gal 4000 buvo eurų vienas eteris. Prisipirkau va tais laikais ir dabar viskas ten yra nukritę. Kokia ta programėlė Coinbase, per kurią aš viską tą dariau. Tai aš ją net ištryniau ir jos pasvardą kažkur aš turiu tenais prie visų. Bet realiai net nenoriu žiūrėti, nes žinau, kad ten nieko gero dabar. Bet šiaip iš principo tai yra tokie dalykai, kur žmonių susitarimu staiga kažkas pasidaro labai vertinga. Taip, čia kaip paprasti pinigai, iš tikrųjų čia yra susitarimas, kad šitas metaliukas yra vertas. Matai, šitą susitarimą tai jau garantuoja mūsų visų sukurta valstybė. Ja. Ir jos visos ir prievartos aparatas, ir teisėsaugos, tai čia yra truputėlį kas kita. Taip. Šiaip staiga mes pasakysim, kad toksai vazonėlis kainuoja 5000. Ir jeigu dar kiti žmonės sutiks, pradėsime čia prekiauti, kitą savaitę gal 10 000. Va tiesiog yra istorija buvę tokių. Absoliutus burbulas, neaišku, nieko nepagrįstas, bet tiesiog žmonės va taip galvoja. Ir tam tikrą trumpą laiką galima iš to pasipinigauti. Tai jeigu tau pavyko tokio loterijoje sudalyvauti ir laimėti, tai aš nemanau, kad tai yra blogai. Su sąlyga, kad tu neužsisvaigsi, kad dabar nuolat laimėsi tokias loterijas. Ja. Tai aš esu irgi keletą kartų pataikęs ten nusipirkti šitų meme stocks Covido laikais, nes man labai patiko AMC kino teatrai, aš visą laiką Amerikai vaikščiau ir paskui buvo toks laikas, kai išaugo tenais, ar 7 ar 8 kartus aš uždirbau iš to AMC. Tiesiog kai pamačiau, kad jie ten iššovė, palaukiau ir pardaviau. Bet tai negali būti strategija, tai tu gali galbūt kažkur tai sudalyvauti, jeigu turi noro laiko, bet čia iš principo, kai užeini po darbo į kazino, žinai, ir paimi 100 eurų pastatai ant kokio nors skaičiaus ruletės. Ar ant raudonos spalvos. Man tai čia tokio lygio yra dalykai, iš principo. Kodėlgi ne? Thrill, kažkoks tai bairis, čia pažaisi, laimėsi, pralaimėsi, žinai, pasidirgini, adrenalinas, bet tai ne strategija. Gal aš klystu, yra tų pranašų kripto, kurie čia, žinai, meldžiasi ir sako, kad čia visa ateitis. Bet aš tikrai nemanau, kad valstybės paleis šitą kontrolę iš savo rankų. Ir tai, mano gal, visą laiką bus niša kažkokia, kurioje veisiasi ir visokie šešėliniai veikėjai, reikaliukai ir nusikalstamas pasaulis. Nes šiaip tai, nežinau. Nesu entuziastas. Jo, mes per paskaitas, neatsimenu dabar per kokią, bet kalbėjom, kaip vienu momentu pasaulyje buvo tiesiog labai išaugę tulpių kaina. Va, tai tas pats, aš todėl tas pamatęs šitą augaliuką. Ir tenai buvo irgi toks burbulas, tiesiog labai ekonomika visą sugadino. Tai manot, kad panaši ateitis laukia bitkoino gal? Kripto apskritai? Ar ne? Gal ne visai, nes jau žmonės išmoksta, vis tiek tai gali būti, kadangi jis yra, jo kiekis yra kontroliuojamas pagal tą algoritmą, jo negali būti bele kiek, yra kažkoks tai maksimalus kiekis. Tai tada jeigu išlieka susitarimas dalies visuomenės, dalies žmonių, kurie naudoja tai kaip vertės kaupimo įrankį, kaip atsiskaitimo įrankį, tai gali, tai žinai. Geldelėm atsiskaitinėjo žmonės kažkada, tada sidabro liejinukais, tai tampa vienas iš tokių, žinai, būdų ir dabar galima. Žmonės maino vieną sklypą į kitą sklypą, išvengdami piniginio įvertinimo ir ar ten taip toliau. Mašinas keičia, drabužiais mainosi, pašto ženklais. Tai gali tas būti, kad tai būtų ateitis ir tai pakeistų tradicinius pinigus, aš tikrai sunkiai tikiu. Bet man labiau įdomu yra tai, kad šitą visą blockchain technologiją sukūrė tuos nereplikuojamus tokenus, NFT. Ja. Ir tai man kaip autoriui, kaip kūrėjai visą laiką buvo skausmingas dalykas, tai piratavimas, vagystės ir kopijavimas. Tai dabar tai tarsi atrakina galimybę tau sukurti kažkokį digital kūrinį, kuris jau yra kaip ir apsaugotas. Tai yra, jeigu tu turi savo fanų, kurie perka tavo kūrinį skaitmeninį, sakykime, dainą,
ar kažkokį collectible nuotrauką, kur tu išleidi tik tai 10 vienetų, ypatingos nuotraukos, darytos ten ankstų rytą kažkur tai tą dieną, kai tenais anksčiau negu paprastai nusileido saulė, aš nežinau, kažkokia nesąmonė įvyko, žodžiu, ypatinga. Ir tai toksai retas dalykas, ir tu paskelbi, kad 10 tokių tik tai bus, ir tu juos išleidi į rinką, ir jų nebus daugiau kaip 10, nes jie yra visi užkoduoti ir pagristi blockchainais. Tai tas man visai yra patrauklu ir aš galvoju, ateityje, jeigu aš dar užsiimsiu kažkokią leidybą tokia daugiau digital pusę, tai tikrai pamėginsiu išnaudoti. Į tą pirmą bangą aš nepuoliau, kur čia visi ten su tom bežionėlėm ir kitais. Vėl ten tas hypas, triukšmas ir burbulas. Ir šiaip iš tikrųjų, aš daug metų užsiminėjau ir elektroninę leidybą, tu išleidi kažkokią tai mokymo priemonę, kokį nors DVD kompaktą ir jį ten nukopijuoja ir jisai atsiduria Gariūnuose ir visur kitur, ten ar paskui gali downloadintis ten tais. Tai nėra smagu, o šitie dalykai duoda aiškumo, kad tai yra tikras autentiškas dalykas, ten, sakykim, vienas iš 20, kiek jų buvo išleista. Ir netgi toliau, jeigu jisai keičia šeimininkus, tai galima užprogramuoti, kad dalis gautų pinigų ir ten nuo pabrangimo vėl atkeliautų tau kaip autoriui ar kažkokiai kitai ten labdaringai veiklai, jeigu tai yra paskirta. Tai šitie dalykai iš principo yra neblogai. Tikrai neblogai. Tai dabar kaip ir paminėjote apie leidybą, kūrybą, tai pristatykit savo leidinį. Šitas leidinėlis jau nėra pats naujausias, prieš keletą metų aš jį publikavau. O kai prasidėjo COVID-as, tai apskritai aš nusprendžiau, kad reikia to turiniu pasidalinti su visais ir padariau elektroninę versiją, kurią galima tiesiog parsisiųsti. Aistra gyventi sveikai LT galima parsisiųsti. Kam reikia kaip dovanos ar kaip kažkokio tai daikto, tai vis dar galima nusipirkti pas mus Aistra gyventi sveikai LT arba neregėta LT parduotuvėje. Čia yra sudėta mano sukaupta 15, gal dabar jau daugiau, 20 metų patirtis visapusiško savo kūno lavinimo. Dauguma tai čia yra temų apie kūną. Aš turiu tokią sistemą, kurią sudaro ištvermė, jėga, lankstumas, koordinacija. 4 tokie drambliai, ant kurių stovi. Ir bandau lavinti ištvermę, tai mano atveju yra bėgimas, triatlonas. Bet kiekvienas susiranda, kas smagiau jam, gal plaukti, gal irkluoti. Tada yra treniravimas savo kūno raumenyno, kad jisai būtų tiesus, stiprus, laikytų gerai stuburą, kad mes išvengtume stuburo skausmų, nugaros skausmų, kurie kamuoja labai daug vakarų civilizacijos gyventojų dėl sėdimo ypatingai darbo, dėl nejudrumo. Tada lankstumui labai daug dėmesio skiriu, kas nėra taip jau populiaru, bet mano galva yra labai labai reikalinga, kad tu būtum, kad tu lengvai judėtum, kad tu nepasentum, tu turi būti lankstus. Lankstumas be viso kito dar leidžia tau atlikti daug judesių, sportinių judesių, pratimų visokiausių, kurių šiaip susikaustęs žmogus negali susilenkti, negali pasiekti ir panašiai. Tai viską tas susiriša ir koordinacija, ten tokie dalykai kaip, sakykime, balansavimas, žongliravimas. Tai knyga apie tai yra. Daug metų to užsiminėjau praktiškai, kaupiau ir teorinės žinias, ir konsultavausi, ir su gydytojais, ir su visokiais specialistais, ir su sportininkais. Ir čia toks lengvas koncentratas. Taip pat tos knygos gale yra literatūros sąrašas, kur kaip jūs manęs klausėt, ką skaitai. Tai ten yra net temoms suskirstyta. Pagrindinės įdomiausios mano užtiktos knygos, apie tą patį jėgos ir ištvermės, lankstumo lavimą, daug rimtų šaltinių, kur galima dar giliau eiti. Šiek tiek apie mitybą. Sveikos mitybos principus, cukraus nevartojimą, alkoholio nevartojimą, ląstelienos didelio kiekio vartojimą. Tai yra sėklos, riešutai, daržovės, vaisiai, tokie dalykai. Tai labai linkiu žmonėm, nes šitos knygos esmė yra tokia. Mes galim pamėgti tą sveikuolišką tokį, sportišką, aktyvų gyvenimo būdą, kad jisai taptų mūsų aistra, netgi aistra labai didelis žodis, bet iš esmės tai yra hobis. Tai pomėgis mūsų. Sakau, kiekvienas žmogus, labai laimingas yra žmogus, kuris jau rado. Kaip man pasisekė, bėgimas ir tie gimnastikos dalykai. Kažkas tai eina iš proto dėl Latin dance ir ten eina šokai ir mėgaujasi to. Manau, kiekvienas gali rasti, kas jam, kokiu kampu jis į tą sportišką gyvenimą gali ateiti kaip per pomėgį. Tada nebereikia savęs ten versti, dėliot, kad šią savaitę dar nebuvau ten žymė ar kažkur. O tu kai randi šitą veiklą,
Tu tiesiog lauki, kada tu kitą kartą eisi į tą užsiėmimą, ar ten ryte atsikėlęs bėgsi tavo mylimų maršrutų. Tai vat apie tai, kaip šitą gyvenseną paversti savo hobį. Labai aktuali tema, aš manau. Tai ačiū Mariau, ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote. Būtinai investuokite į save, nusipirkite Mariaus knygą, kitas knygas, leidinius. Koks jisai dabar yra naujausias leidinys jūsų? Neregėta Lietuva dabar paskutinė buvo Taip, išleista. Tai visos nuorodos bus aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Ačiū Jums.